Lietuvos futbolo federacijos vykdomas projektas Sugrąžinkime vaikus į stadionus sudomino ir Lopšelio darželio Žilvitis bendruomenę. Šiandien pas mus karaliaus futboliukas. Mes dalyvaujame Lietuvos futbolo federacijos organizuojamame projekte Futboliukas. Ir šiandieną mūsų vaikai parodys, ką per trumpą laiką išmoko. Didžiausias iniciatorius tai yra mūsų auklėtoja Ina Gustienė, kuri sėmėsi žinių Kaune ir kartu užsiėmė vaikus treniruotėmis. Jie savaitę 2 kartus atbėgdavo į salę ir mokėsi futboliuko pirmųjų žingsnių. Ar tai svarbu vaikams? Manau, kad svarbu. Jie išmoko būti azartiškais, užsidegusiais. Gal ne visi taps didžiais sportininkais, o kas žino, gal kurie ir užkariaus didžiasias futbolo aikštės. 5 metus skaičiuojantis futboliuko projektas sulaukia vis daugiau norinčių jame dalyvauti. Kėdainiškiai vieni aktyviausių. Prieš keletą metų pradėjome bendradarbiavimą kartu su federacija ir padėjome jiems surasti partnerius vykdant tą futboliuko projektą. Kaip žinia, federacijos yra projektas, mes tiesiog tarpininkavom ir pradėjom nuo darželio Pasaka, kuris tikrai labai įsijungė aktyviai ir po šiai dienai vykdo įvairiausius projektus. Vėliau buvo, Obelėlės darželio įvykdytas projektas ir labai džiugu, kad 3 metus iš eilės šiemet vykdo darželį Žilvitis šį projektą. Vykdysim šiemet 2 iki mokyklinio mokymo įstaigų turnyrą, vadinasi pirmasis įvartis jisai. Netgi taip sutapo, kad rytoj vyks pedagogų posėdis, o mes patį turnyrą planuojam vaikučiam vykdyti kovo 29 dieną. Tai antrasis jisai vyks toks Kėdainių rajono visų norinčių dalyvauti mokyklinių įstaigų. Ir kiek rodo pirmas turnyras, tai labai šauniai jis įvyko, labai vaikučiai tai daugiausiai nori ir pedagogai labai džiugu, kad įsijungia labai aktyviai. Taip, kad tikrai vystysim, populiarinsim tą futboliuką, nes matom, kad vaikams jis reikalingas. Žilvityje tą dieną virė aistros. Žaidėjai buvo pasiruošę rimtai kovai, o sirgaliai, kaip rimtose varžybose, palaikė mylimiausius žaidėjus. Aistros virė ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Žaidimą stebėjęs futbolo klubo Nevėžis vyriausiasis treneris Saulius Vertelis džiaugiasi mažųjų žaidėjų vikrumu. Anksčiau būdavo, mes pradedam žaisti kažkur 10 metų, tai čia vėluodavom. Dabar kuo anksčiau pradedam, tuo geriau. Vaikus dabar aš praeitais metais pirmą kartą pamačiau Obelėlį. Jau tenais atėjęs pamačiau keletą vaikų ir dabar jie jau sportuoja ir sėkmingai sportuoja. Ir dar vienas dalykas yra konkurencija, aišku, yra krepšinis, yra kitos sporto šakos irgi žiūri, kuo anksčiau tas vaikas ateina, tuo yra geriau. Draugaujam su latviais, važinėjomės po Latviją. Latvijai dar anksčiau vaikus renka, jau nuo 4 metų ir su jais dirba. Taip, kad šitas projektas labai geras yra, kas liečia futbolą, kad atsirink, kad treneriai turėtų tinkamus vaikus, kaip sakoma, kurie tinka tam futbolui. Labai geras projektas.